Rajono futbolo pirmenybių nugalėtoja tapo Vilainių komanda, finale tik po atkaklios kovos nugalėjusi Kėdainių žaidėjus. Pasibaigė 2012-2013 metų Kėdainių rajono mažojo futbolo pirmenybės, kuriuose dalyvavo 17 komandų. Jos pagal praėjusių metų rezultatus buvo suskirstytos į skirtingas lygas. 7 stipriausios komandos varžėsi pirmoje lygoje, antrojoje žaidė 10 komandų. Pirmenybės organizavo rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyrius kartu su futbolo klubu Nevėžis. Žiemos sezonu tai vienos svarbiausių futbolininkų varžybų. Organizatoriai džiaugiasi, kad futbolo populiarumas mūsų rajone nemažėja. Aš manau, kad rajone futbolas, kad populiarus, tai dar eilinį kartą pademonstruoja tos pirmenybės. Vien 17 komandų, kuriam registruota po 15 žaidėjų kiekvieno komanda, tai jau susidaro tikrai vien sportuojančių gana didelis skaičius, o plus dar ateina ir pažiūrėti, kaip matot, ir merginos, ir žmonos, ir draugės, ir draugai, taip kad tikrai tas mėnuo, tai kas žaidė, tai praleido turiningai, sveikatingai ir tikrai, aš manau, bendras sporto, kaip sakant, užimtumas ir pasportavimas, tai tikrai gan reikšmingas, aš manau, Kėdainių bendruomeniai sporto tas renginys eilinį kartą rodo, kad reikalingas. Pirmenybių pirmosios lygos finale susitiko nuolatiniai priešininkai Vilainių ir Kėdainių futbolininkai. Visą rungtynių laiką pirmavo Vilainiai, bet traumų apretinta Kėdainių komanda, besibaigiant rungtynėms pasivijo priešininkus. Vis dėlto pačioje susitikimo pabaigoje rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas Aivaras Lyberis pelnė lemiamus įvarčius ir nusverė Vilainių pergalę rezultatu 8-5. Paprasčiausiai pasisekė mums ir viskas. Rungtynės buvo tai daug maž apylygis, o antram kėliny tai nesitikėjom, biškai tikėjomės lengvesnių rungtynių, nes pas juos 2 žaidėjų pagrindinių nebuvo, tai va taip, tikėjomės biškai lengviau, bet gavosi kaip gavosi. Vilainių jaunesni, stipresni. Visi žaidžiantis, galima skaityti futbolistai, pas mus didžioji dauguma mėgėjai. O svarbiau prizai ar laiko praleidimas? Laiko praleidimas. Tai patys suprantate, geriau salėje būti negu kur nors bare. Ką manote apie tokias pirmenybės mūsų rajone? Reikalingus jos, labai gerai. Reikalingus. Šiemet jos buvo tokius, kur kas trumpesnis pernai, tai buvo tai jau vos ne kaip metų turnyras, jau mėnesiais tęsiasi, tai biškai per ilgai. O dabar tai gerai, greitai, kiek čia mėnesis su biškutėlį ir baigėsi iki galo, tai smagu, yra žiemo užsiėmimas. Rajono mažojo futbolo pirmenybių pirmoje lygoje 3 vietą užėmė Brono komanda, rezultatu 12-5 įveikusi Respubliką. 5 vietoje liko Respublika 36, 6 Bronas 2. 7 vietą užėmė Ažytėnų komandos žaidėjai, iš pirmosios lygos iškrito. Antroje lygoje akivaizdų pranašumą įrodė Liepo Lėja, kuri laimėjo visus susitikimus ir užėmė 1 vietą. Baresės komanda buvo 2. Šios 2 komandos iškovojo teisę kitąmet žaisti 1 lygoje. Per pirmenybių uždarimą apdovanotos ne tik komandos prizininkės, bet ir labiausiai pasižymėję futbolininkai. Rezultatyviausiais turnyro žaidėjais tapo Aivaras Lyberis ir Lukas Jermakovas. Geriausiais turnyro žaidėjais pripažinti Marius Činikas ir Arnoldas Trakšelis. Geriausiais turnyro vartininkais išrinkti Tautvydas Jazokas ir Karolis Patapas. Taip pat apdovanotas Vitalijus Jurevičius bei jauniausia pirmenybių komanda Nevėžis 98.